atleidimas. Jeigu išpažįstate savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. 1 Jono laiškas, 1 skyrius, 9 eilutė. Nuodėmių atleidimas yra didžiausia dovana, kurią Dievas man padovanojo. Kaip plaukiau iš save dėl savų nesėkmių bei kalčių, o tada tiesiog atleista, ištrinta, paimta. Iš tiesų, tiesiog šalin ir praeitin. Argi tai nuostabu? Kaltė, nesėkmės ir atleidimas slegia mus kur kas labiau, nei mes tai galime pripažinti. Vis prasiskverbia į mūsų sąmonę. Čia ar ten man nepavyko, skausminga, gėdinga, prakeikiu save dėl to. Bet Jėzus padaro taip, tarsi nieko net nebūtų įvykę. Nes jau tuomet jis atleidė šias nuodėmes ir tiesiog laukia, kad aš patikėčiau, jog jis jas atleido. Ir tai ne tokia pigia malonė. Šis atleidimas jam kainavo gyvenimą. Jis nepelnytai mirė negailestinga mirtimi ant kryžiaus. Kaip aš kada nors atsimokėsiu už tai, ką gavau? Neįmanoma. Negaliu atsukti laiko atgal ir viską pradėti nuo pradžių. Tai, ką padariau, jau įvyko. Tai, ką ištariu, jau pasakyta. Negaliu atsiimti savo žodžių. Negaliu padaryti, kad kažko nebūtų įvykę. Ir štai esu aš laisvas, išpirktas Jėzus malonė. Malonė yra nepelnyta dovana. Tikrai, kadangi jis myli mane, atpirko mano kaltes. Jau tada ant kryžiaus ir sutaikino mane su savimi. Bet aš jau esu sutaikintas su savo viešpačiu? Ar aš iš tikrųjų tikiu, jog jis man atleido, kad jis mane myli? Tai yra tai, dėl ko man kyla didžiausių sunkumų. Aš tuo netikiu. Kuomet žmonės arba priešus arba aš pats pradedu save peikti arba prakeikinėti, vietoj to, kad pasitikėčiau Jėzaus malonę, blogai. Bet kuomet šaukiuosi jo malonės, kuomet iškeliu į pirmą vietą jo atleidimą, tampu džiaugsmingas ir laisvas. Kaip kitaip galėčiau gyventi? Jis mane išteisina, atleidžia, išpirka, padrąsina. Koks geras yra Jėzus. Jis netgi padaro taip, kad aš šios kvailus dalykus pamirščiau. Man nebereikia apie juos galvoti ar nuolat jų prisiminti. Visa atleista, visa pašalinta. Koks geras yra mūsų viešpats Jėzus. Dėl to aš jį taip myliu. Kartais gerai kaltas išpažinti prieš liudytojus. Ir tai užtikrina Jėzus atleidimą. Tada Dievas veikia ypatingai ir išlaisvina mane nuo saviplakos ir savęs prakeikimo. Tai vadinama išpažintimi. Ir yra lyg širdies bei sielos apvalymas. Po jos tapau iš tikrųjų laisvas. Ir galėjau šokti, dainuoti ir šokinėti. Tai buvo pripildytas Dievo džiaugsmo. Tikrai, jis yra geras mums. Dėkoju Jėzų už tavosius atleidimo ir išpirkimo darbus. Tau tai kainavo gyvenimą, bet aš negaliu to suvokti, tiesiog turiu priimti tikėjimą ir džiaugtis jo malonę. Viešpatie, tu toks geras man. Amen.